Šalom, trumpas apreiškimas, duona kasdieninė. Aleliuja. Efeziečiams laiškas 6 mums atskleidžia dvasinio karo ypatumus. Paulius atskleidžia, kad mes negrumėmės ne su kūnu ir krauju, bet su kunigaikštystėmis, karalystėmis, tamsaus pasaulio valdovais, dvasinėmis jėgomis danguje. Amen. Tai yra kitoje vietoje, yra toje dimensijoje dangaus. Amen. Tai yra dvasinėse sferose mes grumamės su tamsa. Ir kiekviena tamsa toje sferoje yra jėga. Jėga turinti savo valdžios lygį, pajėgas. Jeigu kunigaikštystė ar karalystė, tai pagalvokit, kokios pajėgos jos yra. Ir Paulius sako, mes grumėmės su jais. Amen. Tai tiesa, nes mes žengėme į dvasinės sferas ir grumėmės su jais. Tik aš dar kartą noriu pakartoti visiems, kad dauguma jūsų, jūs skaitote šitas eilutes, jūs galvojat, kad jūs grumėtės, jūs įsivaizduojat kažką, nežinau ką, kad jūs, mes grumėmės ne su kūnu ir krauju. Aš pasakysiu vieną, kad grumtis su karalystė gali tik karalystė. Grumtis su kunigaikščiu gali tik kunigaikštis. Grumtis su tamsos pasaulio valdžiomis gali tik tai aukštesnė valdžia. Su dvasinėmis jėgomis gali grumtis tik dvasinė jėga. Supraskite, kad ne vienas negali grumtis, ateiti į grumtynes, esamas silpnesnis. Jis gali grumtis tik esą aukštesnės valdžios ar aukštesnio autoriteto už tuo, su kuo jis grumėsi. Amen. Todėl pirmiausia, norint susigrumti, jūs pirmiausia turi tapti, atsikovoti karalystės, atsikovoti kunigaikštystės, atsikovoti ir užimti pozicijos valdžios vietose, kad galėtumėte pasipriešinti visoms toms tamsos galioms. Jūs turite tapti viena iš jų jėga, kad pasipriešintumėt tamsos jėgai. Tada jūs tapsite kunigaikštis, karalystės, šviesos valdovas su suteikta viešpaties tau valdžia. Bet tai nereiškia, kad kiekvienas dabar atėjęs savo maldą, tralialia, braštatata, prapapapa, jūs kovojate su kunigaikštystėm ar karalystėm. Tai yra eilinis religijos mitas. Brangieji, norint tapti įtakingu savo tautoje, savo šeimoje, savo gyvenime, įtakingu savo bažnyčiai, įtakingu atmosferai dangiškai ir dangaus karalystei, jūs turite pirmiausia tapti toj dvasiniai sferoj. Kol jūs nenugalėsite pačios savęs problemų, pačių mažiausių jūsų gyvenimo esamų dabar situacijų, apie aukštesnės kovas ir apie aukštesnius laipsnius, kuriuos Jozuė su Kalebu
taip provaizdyje įvedė per Džordaną į pažadėtą žemę ir susitiko su gigantais ir galiūnais. Jūs neperžengsite ir nenueisite į tą pažadėtą žemę, jeigu pirmiau dykumoje neišsikratysite iš savęs savojo Egipto. Aleliuja. Taigi, nepraėję savo kovų, nepradėk kovų kituose laukuose, nes būsi greitai nužudytas. Aleliuja. Imkis darbų savo teritorijoje, atsikovok pirmiau savas kovas, kad galėtum kovoti už kitus. Aleliuja. Taigi, brangieji, šiandieną jums paraginimas stoti kovą, kautis, kad dangiškose sferose užimtumėt, atsikovotumėt savas pozicijas. Aleliuja. Pirmiausia, tai jums reikia daug pažinimo, kad tikėjimas ateitų į tas sferas, už kurias kovojate. Taigi, būkit palaiminti, galingo Jėzaus Kristaus vardu. Šalom.